Sveiki visi, čia aš Rimgaudas ir šiandien darysiu fidget spinnerio unboxingą. Praeitas mano fidget spinnerio video surinko labai daug dėmesio, taigi sumąsčiau padaryti dar vieną. Tik šį kartą bus kiek ypatingas, nes fidget spinneris bus šviečiantis. Nu tai ką, pradėkime. Dėžutė, kaip ir matote, ji niekuo neįsiskiria kaip ir nuo praeito. Taigi ištraukime fidget spinnerį. Fidget spinneris, kaip matote, yra mėlynas. Šitas suktukas yra šviečiantis, tai kur matote, va, apskritimai yra. Vienoje pusėje turėtų šviesti mėlyna lemputė, va, kaip matote, o kitoje pusėje raudona lemputė. Ir kai greitai sukate, jis labai turėtų gražiai atrodyti, ypač naktį. Šitas fidget spinneris, kaip ir praeitas, viduryje turi goliuką. Nusiema štievą ir viduje yra goliukas, kaip matote. Šitą spinnerį pirkau iš Gerbesto, nuorodą paliksiu aprašyme, kainavo 7 eurus. Taigi neturiu daugiau niekur pasakyti, tai keliaukime ir išbandykime jį. Pažiūrėkime, kiek laiko sukasi ir kaip jis atrodo tamsoje. Šitas fidget spinneris sukosi trumpiau negu tas praeitas, kurį apžvelgiau. Laiką matote ant ekrano, kiek šitas ir praeitas. Tikiuosi, jums patiko šitas video. Nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti mygtuką. Jei nematėte, dar užsukite pažiūrėti praeito fidget spinnerio apžvalgą. Čia buvo aš, Rimgaudas. Ate.